Turim 8 valandas vakaro. Tai čia nėra labai daug, kada tuščia žodžiauti. Reik greitai maišytis jauką. Esam prie Nemuno ir sėdėsim, kadangi atvarėm 8, tai sėdėsim iki 11. Bet iki kitos dienos 11 kažkur bandysim per naktį pasidėti, panaktinėti. Nežinau, turiu įvairiausių masalų, 2 meškerės. Bandysim ir tą. Nemune čia gal koks sazaniukas, gal karosiukas, gal karšiukas, gal naktį labai tikėčiaus kokio netyčia šamuko norėčiau. Vieta nauja, nesu čia niekada buvęs, tai švis nežinau. Šiaip žvejota, tai tikrai kažkas čia kažką žvejoja. Tai pažiūrėsim. Pradžiai 2,5 kg Big Carp Vanilla. Kiek čia matot, bičiuliai, tam bikarpė daug visko. Ir kukurūzų, ir pilna džiūvėsėlių spalvotų, tiek raudonų, tiek žalių. Pirmą sudrėkinimą padarėm. Gerai, tegu jis dabar pabrinksta. Taip, pradžių užsidėsim 70 gramų šėriklėlę. Tokią pasižiūrėsim, ar laiko, ar nelaiko. Kaselė galėtų būti truputėlį ilgesnė. Ką darysi, gavos kaip gavos. Ok, reikia antrą meškerę susirišti. Viens, 2, 3. Čia kažkaip jis labai vienodas. Man visur 3 sekundės skęsta, kur bemesčiau. Ten tiesiai tokia kaip sala iškišulys. Tai čia turbūt nuo tos salos eina sėklius. Ir gylis galimai. Vaga yra kitoj pusėj. Ir aš iki ten nedametu. Viens, 2, 3. Čia jau blemba praktiškai į tą vagą būčiau kaip ir turėjęs pataikyti, bet vis tiek 3 sekundės skęsta. Ant kukurūzo. O ne, tik ne tai. Tik ne raudansparnės. Ai. Bruišis. Pagaliau susiruošėm, susimetė meškerės. Tik toks dalykas tam Nemuno deltos regioniniam parke, kad ten, kur norėjom vietos rasti, neradom, nors yra antradienis, bet aišku, Liepos mėnesis, daug žmonių atostogose. Tai važiavom truputėlį toliau, Nemunan. Čia irgi, aišku, žmonių daug, bet suradom tokią vieną gražią vietą. Jeigu matot, yra sala. Ne sala, toks apendicitas išlindęs. Tenai stovinčio vandens ruožas ir tenai už tos salos kitam pusę tekantis vanduo, vaga. O pas mus gylis, čia kažkokia vagelė einanti, yra gal už 5 metrų.
Čia jau gylis truputėlį didesnis. Čia kur gylis, vanduo stovi. Nes ta sala ir tas visas darinys mum čia užstoja ir čia praktiškai nėra srovės. Srovė prasideda nuo pusės upės. Nu, dameto iš kitos srovės, bet, sakau, gylis ten nedidelis. Kol kas vieną kitą raudansparnę ant kukurūzų pagaunam. Liepos mėnesis, ne, žmonės atostogose atvažiavom 7:30 ieškot vietos. Nu, yra kaip yra, nežinau, bičiuliai, pažiūrėsim. Gal kažką ir čia mums pavyks išgimdyti. Kai daužė iš toli mačiau. Oho. Nematau nieko. Palauk. Kur nematau? Opa. Bičiuliai. O jau buvom nuėjom beveik miegot ir tokio karoso aš dar nesu pagavęs. Dar tokio pagavęs nesu. Drąsiai virš 2 kilogramų. Gerai, mes jį dabar padėsim trumpam pagyventi tinkliuką. Bairis, bičiuliai. Truputėlį įsėdęs į mašiną. Pailsėt nuo mašalų. Žiūriu, kad mano raudona lemputė šokinėja kažkaip neįprastai. Ir va, pirmas naktinis kibimas. Kažkur pusė 2:30, 1:30 jo ryto. Viskas, bičiuliai, didžioji lempa išsikrovė. Liko tik ant galvos lempa, kuri irgi neaišku, kada įsikraus. Ir telefono žibintuvėlis. Tai nežinau, bet jau dabar turbūt snaust nebeisim. Tai kažkaip teks apsieiti su ta likusia šviesa. Taip. Lenda mašalai į burną. Taip, bičiuliai. Tai bandom vėl naudoti tą patį receptą. Gal dėsim 3 nedidelius raudonus 4 numerio slekiukus kukurūzą.
kažkas vis tampo ir nutampo ta naktinis lieka. O užmečiau su tokia viltim, na aišku, gal čia naiviai tikiuos, bet, nu, įmanoma pagauti buožgalviuką kokį. 1,5–2 gal kilogramų, bet nežinau, kol kas sunkiai. Pugžleivo tik tais. Karpo man tos naktinius liekus. Buvau pradžiui tokia didelį, uždėjęs 3 didžiulius, bet kažkaip truputį apleidau. Dabar kokie 2,5 gal. Kabo ant kablio. Nu, bet pažiūrėsim, ane, viltis durnių motina. Gal tas buožgalvis netyčia kažkaip šiandien mum ir iš kažkur atplauks ir užkips. Aišku, kaip šamui, tai čia nėra super didelis tas kąsnis, bet neturiu jau tiek daug tų naktinių sliekų, tai užteks. Čia ne karosas. Dar vienas karosas. Dar vienas bičiuliai. Dar vienas karosiukas. Šitas ne toks didžiulis. Na toks, bet vis tiek virš kilogramo. Bet kibimas. Bičiuliai, jeigu aš dabar būčiau kažkur mašinai miegojęs, tai meškerės jau būčiau neberadęs. Meškerė persivertė per stovą. Jau galvojau karpis. Bet ne, dar vienas karosas. Ok, vėl trumpam į tinkliuką. Jau žiūriu, meškerė per stovą taip žykt. Blema, net prožikas nuo galvos nukrito, tai nenufilmavau vėl traukimo, bet gerai, antras karosas. Ir vėl 3 sliekiukai ir 2 kukurūzai. O naktiniai sliekai ten savo gyvenimą gyvena ir nieks jų nenori. Nu, čia tokia vieta, galbūt čia šitoj atkarpoj, šitam roželį. Šitoj būtent vietoj gal nelabai yra nei tų buožgalvių, nei tų gyvatžuvių, tai nėra ir kam tuos 3 naktinius sliekus susikišti burną, nes karosam gal 3 naktinukai biški ir daugokai. Nesupratau. Eik tu. Kaip užlenkia kažkas. Kirtau, iš pradžių lyg buvo. Čia tie 3 naktiniai. Taip užlenkia. Vuk. Eik tu, načert. Nepakirtau. Tai turim jau 4:30. Galvoju, gal pabandysim
išvystel kokias 3-4 šėryklas ekstra. Jau kelią pasidarysim tokį nedidelį užšėrimą. Užlys. Ne. Grundulas. Dar tokios žuvies šiandien nepagavau. Šiaip kaip ir invazinė rūšis. Negalima būtų jo paleisti, bet... Ar vienas šian, ar vienas ten. Ai, bičiuliai, vos nepamiršau pasakyti, kad prieš įsiruošdami į tą žvejybą būtinai užsukite 2kg.lt į mano e-shopą ir pasižiūrėkit, gal kažko trūksta, gal kažko neturit, gal norit vat šito fideriuko ir šitos ritelės ir šito puikaus pinto valo. Bičiuliai, užėkit, pasižiūrėkit, jeigu reikia, įsigykit. Vos neįtraukė meškerės vėl. Čia turbūt labai didelė žuvis. Gal net stabdžiuką reikia truputėlį atsileisti. Padėk, susitvarkysiu aš. Kažkur ten iš šoną bėga. Vos spėjau meškerę pačiupti. Kas čia? Kas čia pasirodys? Karosas. Blemba. Kodėl ne karpiukas? Bet tai karosai čia. Nenormaliai agresyviai kimba. Gerai, ateik. Ką, bičiuliai, rytinis. Toks paršelis. Nu, aišku, už tą pirmą naktinį jisai tikrai nedidesnis, bet blemba, geras karosas, tikrai virš kilogramo. Ir vėl vos spėjau pagauti meškerę. Nu, labai fainas karosas. Taip pagalvojau, ne? Gaudau ant slieko kukurūzo, bet kai dedu daugiau sliekų ir vieną kukurūzą, karoso kol kas taip nepagavau. O kai dedu mažiau truputėlį sliekų ir 2 arba ten 3, bet vienas mažesnis, tada man kažkaip užkimba karosai. Nežinau, ar čia sutapimas, galbūt sutapimas.
O galbūt jie nori truputėlį daugiau angliavandenių. Kad būtų balansas tarp baltymų ir angliavandenių. Jeigu per daug baltymų, gal karosui pučia vidurius dar kažkas. Jisai sako, no, mister. Man daugiau reikia kukurūzo. Truputėlį cukraus. Parodyk, kas čia yra. Čia toks. Opa. Na, tas kuprius. Kaip auksinis beveik. Ant ko užkybo? Nu, kiekasi kukurūzas. Manau, einam pažiūrėti, ką mes čia šiandien sužvavom. Koks kepalas. Gaila, kad sergantis kažkoks. Bet nenormalaus dydžio karosas. Tai, bičiuliai, karoso ilgis 50 cm. Manau, kad 2 kg gali traukti. Gal ir daugiau, sunku pasakyti, aš tom svorių spėliojime nesu labai profesionalas, tai nežinau. Bet mano rekordinis karosas. Dar vienas kepaliukas. Pamatuojam. 45 cm. Nu irgi, labai gražus karosas. Ne rekordininkas, bet gražus. Ir paskutinis, trečias. 46 cm. Šitas, man atrodo, paskutinis, rytinis. Ir buvo, nors ne didžiausias, bet pats stipriausias. Opa. Nušaunus karosai, chebrytė. Mano rekordas. Ir kiti irgi dideli, gražus karosai. Laikas jiem važiuoti namo. Negaliu atsižiūrėti tą karosą. Labai gaila tik, kad jisai kažkoks sergantis. Bet ką darysi?